Skrandžio alkis ir burnos alkis. Kai norit valgyti, kur jaučiat vidinį nerimą, drugelius ir vidinę tuštumą? Atsakykit negalvodami, o po to pagalvosim. Taip, čia yra skirtumas. Alkis skrandyje yra tikrasis signalas, jog metas valgyti. Jaučiant alkį skrandyje, aiškiai jaučiama tuštuma, spaudimas, spazmai, vartymasis, kirminas skrandžio srityje. Jūs norit visų pirma valgyti, o tik po to ko nors konkretaus kotleto ar banano. Alkis gali banguoti, stiprėti ir silpnėti, bet jis visada aiškiai yra. Alkis nepasireiškia silpnumu, nuovargiu ir suirzimu. Tai yra kiti reiškiniai. Alkis visada ir vienodai pasireiškia skrandyje. Žmonės dažnai yra linkę sulipinti į vieną dėl alkio kylančios negatyvios emocijas. Angliškai net yra terminas hanger, kuris suklijuotas iš hunger ir anger. Tačiau tai nėra naudingas sutapatinimas. Alkis visų pirma yra poreikis gauti maisto medžiagų ir nieko daugiau. Visa kita yra lydinčios emocijos, bet ne pats alkis. Alkis burnoje ar galvoje pasireiškia gausių seilių išsiskyrimu, beveik realių skonio pajūtimų burnoje, labai stipriai išreikštų norų suvalgyti labai konkretų maisto produktą ir, labai svarbu, beveik visada pasireiškia ramybės skrandyje. Tai nėra signalas valgyti, tai yra išmokta virškinimo sistemos reakcija į maistą, kurį suvalgysit, nes taip jau buvo daugybę kartų. Virškinimas startuoja žinodamas, kad dabar jau tikrai suvalgysit tą bandelę ir nieko nelaukęs ima veikti. Virškinimas žino, kad visada, kai užuodžiat vanilę, pamatot apelsiną, pagalvojat apie šoninę, ar kai laikrodis rodo 11:30, bet tik darbo dienomis, jūs valgysit, todėl nieko nelaukdamas imasi darbo. Tai tokia pat reakcija, kaip ir Pavlovo šunims į skambutį. Tai nėra signalas valgyti. Jūs norite pajusti skonį burnoje, lygiai taip pat, kaip norite pauostyti ką tik prasiskleidusią rožę ar paglostyti nugarą išrietusį katiną. Bet tai neturi nieko bendro su poreikiu gauti maisto medžiagų ir energijos. Noras taip, poreikis ne. Todėl niekada nemaišykit šių dviejų dalykų. Jeigu valgysit, kai būsit alkani ir skanausit siekdami malonių potyrių, kitų taisyklių matyt ir nereikės. O jeigu norėtumėt pastebėti, jog tai yra skirtingi dalykai, pabandykit nevalgyti bent 12 valandų. Čia stabdau ir sakau savo pažadėtą disclaimerį. Tai niekaip negalioja tiem, kurie serga valgymo sutrikimais, pasveiko nuo valgymo sutrikimų, galbūt jau yra arti valgymo sutrikimų ribos, visi paprastai tai žino, tai nebūna paslaptis. Jokių badavimo eksperimentų tokiam žmonėm negalima daryti, todėl kad alkio suvokimas ir taip jau yra sutrikęs arba dar vis yra sutrikęs ir tai nėra tinkamas būdas atpažinti. Tokiem žmonėm visų pirma reikia išmokti reguliarios mitybos ir tik po to jau galvoti, ar galbūt tie eksperimentai yra ar nėra tinkami. Šiaip absoliučiai daugumai žmonių tai visiškai nekeiksminga sveikatai, jeigu jau nevalgysi 12 valandų, bet tikrai ne visiems. Na štai, kai praleisit 12 valandų be maisto, tai tada apsvarstykit dar kartą, ar tai, ką jaučiat, yra įprotis ir noras pajusti skonį, ar iš tiesų alkis skrandyje, nes po 12 valandų tikrai norėsit valgyti, ypatingai jeigu nesate įpratę praleidinėti valgymu. Tiek. Skanaus burnoje, sotaus skrandyje, taikos ir ramybės.